Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Labas rytas. Labai džiaugiuosi, kad tokia graži ir šilta vasara jūs vis tiek surandate laiko pažiūrėti laidą Duok labas. Ir mes su Knopkiu, kuris jau grįžo iš atostogų, šiandien papasakosim apie labai gražų šunį. Skulptorius Mindaugas Tendzegolskis, labiausiai išgarsėjęs savo ledo skulptūromis, augina Berno Senehundų veislės šunelį vardu Mėta, iš tikrųjų kalytė. Ir Mėta yra nepaprastai gražus ir šiek tiek grėsmingai galbūt atrodantis šuo, bet pats šeimininkas Mindaugas Tendzegolskis juokauja, kad jeigu juos kas nors užpultų, tai Mėta užpuoliką nebent galėtų mirtinai užlaižyti. Pažiūrėkite laidą ir patys viską sužinosite apie Mėtą. Ar ne, Knopki? Žiūrim laidą? Žiūrim. Gerai. Šiandien laidoje pažintis su dailininko ir skulptoriaus Mindaugo Tendzegolskio augintinė Berno Senehundų veislės Mėta. Sužinosite, kaip ir kieno dėka buvo išsaugota ši 2000 metų senumo veislė ir kaip Mėta išmokė savo šeimininką tvarkingumo. Laiku neatsikelsi, tai rasi dovanų. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Mūsų pasakojimą apie Mindaugą Tendzegolskį ir jo šunį galima būtų pradėti trejopai. Pirmasis variantas atsispiriant nuo klasika tapusio Kosto Kubilinsko eiliuotos pasakos vaikams. Ledo rūmuose nuo seno senis šaltis sau gyveno ir turėjo anūką, žinoma, šaltanosį ledinuką. Tas šaltanosis ledinukas tai ir yra skulptorius Mindaugas Tendzegolskis, kurio rankose ledas ne tik lydosi, bet ir transformuojasi į gražiausius meno kūrinius. Antrasis laidos pradžios variantas pasakotų apie didelį žmogų Mindaugą, kuris niekaip nenori suaugti ir iki šiol gamina labai keistus žaislus. Bet juk mūsų laida vadinasi Duok labas, tad leiskite pasinaudoti trečiuoju variantu ir laidą pradėti nuo štai tokių žodžių. Susipažinkite, tai dailininkas ir skulptorius Mindaugas Tendzegolskis, bei jo, tiesiog nerealiai didelis šuo. O labas duosi? Ar duosi labas? Ar moki duoti labas, ką? Moki labas duoti? Nesupratau, nemoki dar. Kažkas vis... Va labas čia juos rasi. Ai, čia labas. Jeigu paprašysiu pristatyti šunį, tai kaip jį pristatysi? Bet čia yra šuo meilė. Nu, čia toks glostimo, kaip sakant, niurkimo daiktas, kuris atliepia tuo pačiu. O šiaip tai vardas Mėta, Berno Senehundas. Labai fainas šuo, didelis, minkštas, šiltas. Taigi šio, kaip sako jo šeimininkas, faino ir paprasto šuns, paprastu vardu Mėta, veislė visai nepaprasta – Berno Senehundas. Sutikite, liežuvį galima nusilaužti, tariant Senehundas. Pavadinimas kildinamas iš vokiško žodžio Senen, reiškiančio Alpių pievas. Bet jeigu jūs tai paguos, anksčiau jie buvo vadinami dar sudėtingiau. Na, vis dėlto bijodami liežuvį nusilaužti, labai nesuklysime šiuos šunis pavadindami Berno aviganiais ar Berno kalnų šunimis, arba tiesiog Bernais. Tiesa, su Mėtos vardu kur kas paprasčiau, tačiau nesusipratimų net ir su tokiu nekaltu vardeliu kaip Mėta pasitaiko. Čia, žinot, su vardais būna kaip vaikam irgi renki vardus. Kažkaip, nežinau, prilipo ir prilipo. Dar buvo, kai gavo vardą Mėta. Ir visi sako, Mėta meškinyje, žinai, kad meška tipo. Bet iš tikrųjų tai mes negalvojom apie tai, kad čia ta meškinė, bet tiesiog Mėta. Šiaip gražus vardas. Va, toks augalėlis, kvapnus. O, buvo, sėdžiu kavinėje, užsisakinėjau, padavėjas, aišku, ten koks šuniukas, kaip vardas, sakau, Mėta. O, koks gražus, visai kaip mano duktės. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su dailininku ir skulptoriaus Mindaugo Tendzegolskio augintinė Berno Senehundų veislės Mėta. Sužinosite, kaip ir kieno dėka buvo išsaugota ši 2000 metų senumo veislė ir kaip Mėta išmokė savo šeimininką tvarkingumo. Laiku neatsikelsi, tai rasi dovanų. O taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei.
Apie šią veislę jau buvo žinoma prieš 2000 metų, kai romėnai puolė Šveicariją, tada vadinta Helvetija. Šie šunys gindavo bandas ir dirbo kaip sarginiai. Romėnų mastifų tipo šunys tikriausiai buvo sukryžminti su bandas saugančiais šunimis, galėjusiais atlaikyti šaltą Alpių orą ir tai prisidėjo prie jų temperamentų sušvelninimo. Bernozene hundai tada buvo naudojami traukti vežimams, prikrautiems audinių ar pieno produktų iš kaimo į kaimą. Kaip aplinkiniai reaguoja į tokį šunį? Koks šuniukas. O pati... Ai, dar buvo irgi, pamato šunį, sako, o, žiūrėk, Tendzegolskis, sako. Iš karto, aišku, kino šuo. Pagal sudėjimą. Tai iš esmės tave identifikuoja pagal mėtą? Taip. Tai čia dabar kuriam garbė išeina? Abiem. XIX amžiuje ši veislė beveik išnyko dėl susidomėjimo senbernarais ir veisimo programų trūkumo. Tai truko iki praėjusio amžiaus pradžios, kai šveicaro kinologas Francas Šertenlybas iššukavo visą šalį, kad rastų vienus paskutinių šios veislės šunų. Jam pasisekė Berno Durbacho apygardoje ir tada prie veisėjo prisidėjo profesorius iš Ciuricho Albertas Heimas. Jų dėka Bernozene hundai sugrįžo. Kai sugalvojom, kad norim šuns, tai viena draugė užsiima šunimis, domisi ten, jas dresuoja, ten žino tos veislių ypatybės. Kažkaip tai jos užklausėm, išvardinom savybės, kokias turėtų šuo turėti. Nu, jinai taip pasižiūrėjo, pasvarstė, sako, va, jums tiktų toks arba toks šuo, nu, tokios arba tokios veislės. Ir va, pasirinkom iš tų 3 mėtą. Skulptorius ir dailininkas Mindaugas Tendzegolskis neslėpė, kad tokie šunys kaip mėta yra gero būdo, labai mėgsta aktyviai dalyvauti šeimos gyvenime ir nesunkiai tampa puikiais draugais. Visgi yra pakankamai ramus ir ilgų distancijų su jais nepabėgiosi. Tačiau mėta puikiai tinka nesibaigiantiems ir ramiems pasivaikščiojimams. Visgi tą dieną, kai susipažinome su šia aristokratiškai atrodančia damute, ji buvo labiau linkusi išdidžiai drybsoti, nei letenėlėmis per asfaltą caksėti. Nebuvo baisu į savo namus įsileisti pakankamai didelį šunį? Žinokit, mažam šuniui reikia daugiau vietos, jie būna tokie, jų būna daug visur. O mėtai užtenka vietos tiek, kiek jinai pati užima, nes jinai kur atsigula, ten ir guli. Na, jinai kitą vietą paguli. Nu, jis toks namie nedūksta. O šiaip laukia, vat, kai būna ypač sniego arba vandens, tai jai labai smagu ir tada išsilaksto, išsidūksta. O namie vietos labai mažai užima. Naujiena. Tai yra mušuoja. Jo, matot, sėdi savo prie kojų, neina, galėtų eiti, kiek pavadys leidžia, jai čia smagiau. Kaip mėgsti leisti laiką su mėta? Jūsų ritualas. Turite kokį nors tokį? Oi, po mišką pasivaikščioti. Arba bėgti. Toks smagumas. Nueini prie upės, išgąsdini antis. Ar ką nors aploji. Na, dėl aplojimo tai mes linkę abejoti. Kol visi bendravome, iš skulptoriaus Mindaugo Tendzegolskio gražuolės neišgirdome nė vieno garso. Nors pasirodo, šitas šuo mėgsta pakriuksėti. Kriuksi? Kas? Kriuksi, kai juostų. Ką daro? Kriuksi. Jinai dar ir kriuksi? Jo, kai juosto. Visgi, kad save reabilituotų ir įrodytų galimybę paloti, paprašyta mėta visgi išstena galingą au. Tokių didelių šunų savininkai yra labai ramus, nes sako, na jau manęs tai tikrai niekas nepuls. Ar lygiai taip pat jautiesi ramus, eidamas su mėtra? Kad manęs niekas nepuls. Tai manęs ir taip niekas nepuls. O šiaip, nu, jokas nepažįsta, nežino tos veislės ypatybės, prisibijo. Nes jeigu, pavyzdžiui, parodo balsą, tai balsas yra tikrai grėsmingas ir toks kaip griaustinis, tai jau nesinorėtų lysti teritoriją. Bet aišku, jeigu įlystų į teritoriją, tai mirtinai užlaižytų turbūt. Tai jeigu dabar paprašytumėm balso? Kuši, mėta, kuši. 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 Oi, šaunuolė, šaunuolė. Šaunuolė. Tai namuose papildomos signalizacijos, kaip suprantu, nereikia? Ne. Visada, jeigu kas nors apie duris brazdinasi, tai balsą turi.
Bet iš esmės visiškai nepiktybinis ir pakankamai žaismingas šuo. Absoliučiai šuo meilė ir gali žmonės mirtinai užlaižyti. Patinka bendrauti su žmonėm, iš karto lys, domėtis, uostyti, kas čia atėjo, atsukti pilvuką, mane glostykit. Žmonės suvokia kaip glostymo aparatus. Kadangi Berno Sennenhundai priskiriami labai ištvermingų šunų grupiai, kadaise jie ne tik vežimaičių su pienu ir medžiagų rietimais traukė, bet ir nukentėjusius iš sniego pusnų vaduodavo. Tiesa, 5-metei mėtai tokie išbandymai gyvenant Vilniuje tikrai negresia. Todėl ji savo naudingumą linkusi įrodyti ne visada džiuginančiomis priemonėmis. Ar yra prikrėtusi eibių, kai pagalvojot, ajai? Būna. Tam reikalų reikia visada turėti maišelių. Čia. Bet kaip taisyklė, kur eini didesnė aikštė, būtinai jei nesusiturės ir vidurio aikštės paliks. Ir tada susirenki ir nešiesi kartu. Va. O jeigu kalbėti apie tuos netokias žemiškas išdaigas, yra prikrėtusi? Nu, yra labai daug visko sugriaužusi namie, kol auga. Batelių, indų, knygų, visko. Tai toks truputėlį iš tų šunų, kur sugeba prisidirbti? Visi šunys sugeba prisidirbti šiaip jau. Kaip ir visi vaikai, jie netyčiom prisidirba. O šiaip, kad būtų tokių piktybinių zbitkų, tai ne, tokių nėra buvę. Sunku patikėti, kad toks šuo neprasisuka per savo šeimininko eskizus ir piešinius, pieštukus ir teptukus, o karštą vasaros dieną nesulaižo vieno kito ledinio meno kūrinio. Ar yra sugraužusi tavo pieštukus? Ne, pieštukai neįdomus dalykas, jie yra labai smulkus reikalas. Bet yra viena vertinga knyga suskaičiusi. Kaip baudėte dabar jau prisipažinti? Nu, kaip ten pabausi? Nieko, pats kaltas, kad ne vietoj padėjau, kad čia dabar bausti. Tai visą laiką dėl jos iškrėstų eibių kaltinate save? Nu, jeigu ne vietoj padėtas daiktas ir šuo pasiekia ir jam yra įdomus, nori paskaityti, ne knygą retą apie Vilniaus architektūrą, nu, tai ir paskaitė. Taigi, kaip matote, Mėta savo šeimininką išmokė tvarkingumo. Dar viena savybė, už kurią Mindaugas Tendzegolskis turi būti dėkingas būtent Mėtai, yra planuoti savo laiką. O sutikite, save įrėminti dažnam menininkui į konkrečias laiko ir erdvės ribas yra itin sudėtinga. Kai kas pasakytų, kad tai netgi neįmanoma misija. Atsiranda režimas, tada turi keltis laiku, nes jeigu laiku neatsikelsi, tai rasi dovanų. Laiku negrįši irgi rasi dovanų, kaip sakant. Nu, irgi vėlgi mūsų tas darbas toks ten renginiai, taip toliau, tai būna, kad užsivėlinė, tada prašai kaimynų, kad išvestų ten draugų. Va, bet taip jau yra, režimas atsiranda. Ir atsakomybė. Dar vienas nenuginčiamas šio šuns privalumas – draugiškumas kitų gyvūnų atžvilgių. Tiesa, yra viena sąlyga. Su kitais gyvūnais jie turi gyventi nuo pat mažens. Taigi šią sąlygą Mindaugas Tendzegolskis tikrai įvykdė. Ir jo Mėta jau 5 metus glaudžiasi šalia katino. Kaip reaguoja susitikusi kitą šunį, katę? Nu, su šuniu reikia visų pirma apsiuostyti, aišku. Pati niekada pirma nepuls, būna su kalėm problemų, nes kokios nors, kalės nebūtų kalės, jos patinai vienas iki išsiaiškina hierarchiją ir viskas, o kalės pjaunasi visada. Tai būna su kalė, jeigu taip susitinka, jeigu ant jos puola, tai jinai aktyviai ginasi. O šiaip pati niekada nepradės ten kokių peštynių ar dar kažko. O į katinus reaguoja irgi įvairiai, va čia ką tik sutikom. Noras, aišku, padraugauti, tu katinas pasišiaušė, pabėgo, nes turi namie asmeninį katiną, kur kartu su juo miega, tai mėgsta katinus, ta prasme. O namuose kas šeimininkas, katinas ar šuo? Katinas yra vyresnis. Šiaip kaip parsinešim šuniuką, jis buvo tokio ilgio, tokio aukščio ir tokio pat pločio. Kubikas toks. Toks rutuliukas, greičiau sakant, su kojytėm. Tai kai katinas iš karto pasišiaušė, paskui įbėrė maistą, katinui įdomu. Turėjo pauostyti prie bliudelio, tai Mėta atsitraukė, katinas paėdė to maisto, paragavo.
Nu ir tada šuo maistą paėdė, nu tada draugelis jau viskas gerai. Ir kartu turiu kažkur fotografiją, kaip mėta graužia tokį didžiulį kaulą ir katinas irgi iš kito galo irgi tą kaulą bando graužti. Tai noriu pasakyti, kad gyvendamas šuo su kate po vienu stogu nie karto nesusipyko, nie karto neužvaikė vienas kito. Ja, tai būna pažaidžia tą žaidimą, aš bėgsiu tu gaudyk, bet jie taip, nepiktai, o grinai žaismingai. Ir štai čia mūsų pokalbis su skulptoriumi Mindaugu Tencegolskiu pasisuka šiek tiek netikėta linkme. Pasirodo, be katino ir šuns jo namuose glaudėsi chameleonas. Na tikrai, reto namuose gali sutikti tokį roplį. Taigi neatsispyrėme pagundai prisitaikyti prie pamėtėtos netikėtai temos it chameleonai ir pasidomėjom, ar tikrai tie chameleonai tokie, chameleonai. Buvo chameleonas, bet nugyveno viršamžių ir jisai iškeliavo. Ką reiškia namie auginti chameleoną? Ką reiškia auginti gėlės, pavyzdžiui. Nes chameleonas yra toks gyvūnas kaip gėlytė. Nei jo paimsi rankas, nei pakomunikuosi, nei pabendrausi, nei su jo pažaisi, nes jis toks visiškas yra vienas pats savo. Ir jo neklibinkit, nes jam toj stresas, jis pyksta, net veidrodžio negali būti terariume, nes jis toj stresuoja. Auginti tai yra labai smagus dalykas, pavyzdžiui, ypač žiemą, nes jis minta svirpliais, ta prasme gyvų maistu, tai kai žiemą tau naktį svirpia svirpliai, labai įdomiai irgi atrodo. Nubundi ir galvoji, kur tu čia esi, lyg tai žiema, cirpia visur. Būna pabėga svirpliai, cirpia kur nors užspintas. Na ką, egzotikos mūsų laidoje turbūt jau pakaks. Geriau grįžkime prie pagrindinės mūsų šiandienos laidos viešnios – 5-metės Berno Senehundų veislės Mėtos. Taigi, dėmesio tiems, kurie pasižiūrėję į Mėtą, nusprendė, kad jų namuose tokiam Berno Senehundui tikrai atsirastų vietos, meilės ir laiko maždaug 70 metų. Tiek vidutiniškai šie šunys gyvena. Taigi, patarimai būsimiems potencialiems šeimininkams iš pirmų lūpų. Kaip ir kiekviena šuo, reikalinga priežiūra, reikalingas išvedžiojimas, bendravimas su šuniu. O šiaip jis linkęs būti prie žmonių. O jisai gali būti vienas? Gali. Visi šunys gali būti vieni ir žmonės gali būti vieni, bet liūdna vienam. Kokiam žmogui nerekomenduotum tokio šuns? Isteriškas žmogus nusiramintų su juo, ramus žmogus viens kitą papildytų, tai ką žinau. Gal tiem, kuriem patinka ten labai aktyviem, kur jeigu, pavyzdžiui, koks nors sportiškas vyriokas, jis ten bėga valandą, 2 laiko, ar per dieną jam reikia būtinai su šuniu pabėgioti, nubėgti 20 km, tai jai būtų per sunku. Va. Tai va tokiem nerekomenduočiau, jiem reikėtų tada kokio jau to sportinio, vadinamojo, darbinio šuns. Beje, šie pūkuoti kabutėse mažyliai užauga, kaip jau pastebėjote, iš Mėtos tikrai nemaži, o sveria jie apie 40 kg. Taigi čia tikrai ne coliukė, kur pusę grūdo per dieną sukramsnoja. Todėl, gerbėmieji kurmiai, paskaičiuokime, kiekgi Mėta per dieną maisto sulesioja. Jeigu sausą maistą, tai tiesiog valgo 2 kartus po puslitriuką. Va, ir jai pilnai tos energijos pakanka. O kuo lepinate jos delikatesas? Kauliukais, visokiais, tais griauštukais, kur būna ausytėm, knyslytėm ir taip toliau. O esi pastebėjęs kažkokią tai jos silpnybę, dėl kurios turbūt ir tėvą motiną parduotų? Kitas klausimas. Nėra, ar tiesiog nenorite išduoti? Neatsimenu. Man toks jausmas, kad jinai apskritai silpnybėmis gyvena. Nes viską kaip pirmą kartą matytų priima. Kiekvieną kartą, kai grįžti, pasitinka vos ne iki apsisisiojimo iš džiaugsmo. Nesvarbu, tu gali nueiti už kampo, ten kažko tai nusipirkti, grįžti ir jinai jau priima kaip tavęs, kaip nebuvo jau savaitę laiko, man atrodo. Viskas, ten paglosti, ramu, toliau nueina, po stalu atsigula guli. Na, o kad laidos nepabaigtume tokiais visiškai buitiniais dalykais kaip maistas, pavedžiojimai ir pasiglostymai, pakalbėkime ir apie meną.
Kaip ten bebūtų, juk mėtos šeimininkas yra dailininkas ir skulptorius Mindaugas Tendzegolskis, tad nepafantazuoti kūrybos tema būtų netgi nedovanotina klaida. Ar mėta yra kad nors buvusi tavo kūryboje mūza? Su ją piešęs ir fotografavęs esu. Yra. O jinai gerai jaučiasi piešiama? O jie vienodai, ar tu ją pieši, ar jinai šiaip guli. Jingi šitą nelabai supranta. Čia yra kažkoks meninis aktas vyksta. Tai iš esmės, kaip suprantu, iš jos mūza nekokia, nes įkvėpėja tiesiog stovi ir tiek. Jinai turi daug visokių išraiškų, labai daug. Labai įdomiai sėdi, kaip nors koja susimetusi. Tai čia dama. Šiaip, manau, kad visi šunys turi išraišką savitą. Tai šitos veislės irgi tokia savita išraiška, tokia biški mielai dramblavotas šuniukas. Taigi nenuostabu, kad šis mielai dramblavotas šuniukas nekartą susirangė Mindaugo popieriaus lape. Jeigu dabar reikėtų sukurti mėtos skulptūrą, gali paimprovizuoti, kaip tai atrodytų? Nesakysiu, nes pirma šovė mintis į galvą. Atitinkamai pozai, atitinkamame veiksme. Bet čia daugiau nebūtinai tai mėta turėtų būti apskritai. Pavyzdžiui, žmonės nesusimastų, vedžioja šunis, nerenka paliktų dovanėlių, dovanėlės lieka kitiem. Tai tokių keletą šuniukų pastačius, kur ant pievutės, kokiam skverelį kaip šitas, tai gal žmonės susimastytų, kad čia reikia vis tik pas savęs susirinkti. Va. O mėta konkrečiai, tai jinai man būtų tokia gulinti keistoj pozoj, toks ramus, būtinai kur nors po stalu, va, jau kur labiausiai atspindėtų, nes jin palenda, guli, ramiai, susimetus, ar katinas susitaiso kur nors čia ir miega kartu. Gal ir visai nebloga idėja, šuo su katinu kur nors sustingė Vilniaus kamputyje. Klaipėda turi savo bronzinį katiną, gal laikas ir Vilniui turėti savo mėtą. Dėkojame Mindaugui ir mėtai už įdomų pokalbį, sakome sėkmės ir katį, ir chameleonui, o mums pats laikas pažiūrėti, kaipgi jums gerbėmieji sekasi gražiausio šuns konkurse. Nesvarbu, kokios veislės ir dydžio yra jūsų šuo, Duok labas skelbia gražiausio šuns konkursą. Siųskite savo mylimo šunelio nuotrauką į BTV adresu savireklama@btv.lt ir vasaros gale laidos žiūrovai išrinks gražiausią šunį. Jo šeimininkui tiesiai į namus laidos rėmėjai pristatys net 50 kg Canis šunų maisto. Už gražiausią šunį balsuoti galėsite BTV Facebook puslapyje. Netingėkite ir nepražiopsokite savo šanso. Dalyvaukite. Labai dėkojam, kad žiūrėjote mūsų laidą, ar ne? Knopkių daug sužinojo apie Berno Senehundus. Aš tai iš tikrųjų sužinau labai įdomių dalykų. Tikiuosi, jūs irgi pamėgote jau šitos šunis. Būkite sveiki ir laimingi, džiaukitės vasarą ir iki kito sekmadienio. Ate. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei.